Sveiki visi, pirmadienis rytas, dar truputį snegučio turim. Štai vis dar turiu šitą bardaką, penktadienį taip ir neišvežėm ant mašinų, tai tikiuosi iki vakaro dviejų iš jų nebeliks. Viena keliausi į garažą greitai, nes dabar biški šiaip šaltoka, 1 laipsnis ar 2. Tai lėkiu iš karto šilumos, užsikuriu pečių ir apsitvarkau ir varau audinį į vidų. Dar detalę gal atveš iki kol apsitvarkysiu ir susitvarkyti technikiniai. Galbūt jeigu ne šiandien važiuosim su technikinė su ja, tai rytoj tikiuosi. Ir dar gal reiktų šiandieną nusiardyti, pasižiūrėti laidų kodą. Koks laido kodas purkštukų, kad užsakyti ir atvežtų per porą dienų. Pabandysiu parodyti, kiek iškyvo išvalyta. Čia porą nuosėdų diržo. Ir praeisiu ratelį čia. Realiai įstumdžiau dabar. Aišku, dabar dar pravalysiu rimčiau. Tai tokie gabaliukai buvo pasilikę grinai viduje rėvėse. Tai tiesiog su šitokiu smailiu pravaliau, dar prapūsiu dabar su oru ir prasišveisiu. Kitą kartą gali būti, kad ir pakeitus naują dirželį ir vis tiek gali cypti. Bent jau man tai pasakė, jeigu būna tokių atliekų pasilikę škyvę, tai nepadės ir naujas dirželis, kad gal mažiau cyptų, bet vis tiek cyptų. Tai ir aš dabar visada pasižiūrėsiu, keisdamas generatoriaus dirželį, kad nebūtų tokių dalykų. Šiaip ir savo keičiu ir niekada negalvojau, kad reikia žiūrėti. Taip, dar Volvai reikia paprašyti, kad užsakytų šitą detalę su parkingu ir dar spalvos kodą reikia susirasti. Nežinau dar tiksliai, kur kodas pas Volvo. Tai kad kitą savaitę galėčiau iškart greit surinkti, jeigu užvedus. Gal daug valyti nereikia, lyg tai salonas kaip ir švarus, dar kėbulą gal tiesiog reikėtų prasivalyti. Tai pasistengsiu padaryti, kad jau pirmadienį būtų paruošta mašina į internetą. Nubėgau prie Volkswagen Tourano, įsiardžiau šitą detalę. Truputį parodysiu, kur aš matau problemų. Šiaip kiek žinau, kad tokie dalykai būti negali, kaip čia dabar yra, bent jau man taip minėjo, o pakeitus į tvarkingą, pažiūrėsim, ar tikrai visa tai buvo tiesa. Tai to šios šviesą įsijungiam ir... Tai va, čia purkštukų laidai. Tai netgi matosi raudonas patrūkęs, rudas irgi palenktas. Taip, čia vėlgi geltonas matosi, netgi laidas matosi, pas rudą irgi matosi truputį laidas. Taip, šičia... Taip, čia kaip ir gal nieko. Čia aš jau buvau prieš tai bandęs tvarkyti, paslėpti. Čia nesimato, čia palenktas, o čia bandžiau šį izoliuoti prieš tai. O į šitus net neatkreipiau dėmesio, nes buvo tenais labiau rimtesnis toks. Tai čia va matosi grinai. Tai čia, tai greičiausiai kokie 3 purkštukai nedirbantis ir tiesiog neduoda vis turbūt. Tai rudas, kaip suprantu, yra minusas. Jo, rudas yra minusas, nes čia va visi rudi laidai supinti į šitą vieną, tai čia 4 tikriausiai laidai. 1, 2, 3, 4. Čia yra 5 laidai, tai visi eina minusai ten. Aišku, aš galėčiau pakeisti, bet ar verta man tiek čia dirbti? Tiesiog paprašiau gal kitą pakeisti ir viskas. Tai tokių buvo, mačiau, po 5 eurus kitokios rūšės, kad tik tai vien purkštukai, tai galvojau gal paimti vien tik tai dėl laidų perdėti, tai dabar pasižiūrėsiu pagal kodą, ką tiek kainuoja, o blogiausiu atveju tai, kaip ir sakau, fiškės laidus ištraukti ir pakeisti. Tai va, gražiai keliauja mašinikė ant kitos mašinytės, ruošiasi išvažiuoti.
stengiamės kuo tvarkingiau. Mano vežimėlis lieka čia. Laukia eiliai dar šitas. Mašina kol tvirtina. Mes vežimėlį tempiamės pas savį į šoną, pasidėsim. Laukia eilė šitai mašinikiai. Ohohoho. Taip, važiuoju. Nenusineštų, kol būsi nuvažiavęs parsivežti. Pirmoji mašina jau išvažiuoja. Liko dar viena. O aš skubu greitai iki dėdės pasiskolinti suvirinimo aparatą, nes ant Audi buvo užrašytas technikiniai, kad muzika groja negerai. Pa šitą Audi yra vidurinio bakelio buvo prarūdijęs, tai kadangi kitiems žmonėms pavojų kelia, tai tiesiog nuplėšiau ir mačiau, kad laikiklio pora ausų yra biškiai atšokusios, tai reikėtų pavirinti. Su savo turimu aparatu nelabai man išeina, tai lėkiu iki dėdės, pasiskolinu suvirinimo aparatą, kad suspėt sugrįžti, nes šitą mašiną turi išvesti, reikės į kitą miestą galą važiuoti dokumentus tikriausiai sutvarkyti, tai reikia stengtis greitai viską padaryti. Lėkiu. Tai aš virinau su šiuo aparatu, nemoku su juo dar normaliai virinti, vadinu šį lazdelėm. Tai gal sunkiai man sekėsi virinti, nes žiūriu, kad betraukiant laidą nutrūko galiukas, tai gal jisai blogą kontaktą turėjo, dėl to man čia taip ir nepavyko. Galvojau, kad jau po truputį mokinuosi, lyg tai patirties daugėja. Tikiuosi, dėl to man nepasisekė, o ne dėl to, kad dar per mažai patirties. Tai dabar pasiskolinau iš dėdės aparačiuką. Tai bandysiu pasivirinti, biškį susimažinau amperažą, nes jisai virina storesnį metalą, o man reikia čia. Kadangi buvo prarūdyje čia naisiau, tai nusiplėšiau skardą. Po apačia dar yra, matau, parūdyje normaliai. Ir šitą ausį reikia prisivirinti, čia aš bandžiau, nepavyko. Ir šitą reikia prisivirinti. Tai pabandysiu aš tai padaryti. Velniava! Reikėjo sustoti žaisti, dabar padariau skylutę, tai dabar teks virinti, kol baigsi skylutę, tai dar amperažą reikia susimažinti tikriausiai. Ar šitą pamažinsiu, nežinau, kas tas yra. Kaip nefainiai. Kai atvažiuosi technikinė, sakys, kas tau čia virino, koks čia kreivarankis. O sakysiu, čia aš. Gerai, tikiuosi nešvils per tą vietą. Ja, tararai, neprispaudžiu. Vis tiek nemažas tarpas, norėjau gražiau, bet tebūnie. Manau, užteks. Tikiuosi, technikinis praleis jau su tokiu. Atplaišų nėra, čia gal truputį kažkaip tai biški, bet dėl tiek nemanau, kad turėtų prisikabinti. Tai dar viena linija ištrinta. Dabar tik tai grąžinti reikia dėdį įrankius. Ačiū, dėdė.
Beje, aš virinau su tokiais nustatymais. Tai reikia grąžinti, kažkas tokio buvo, atrodo, pas dėdį. Ir pas jį buvo, pirmą kartą virinau su tiek kažkas, su tiek amperų. O jisai virina su tiek, atrodo. Sakysiu, kad dar pasižiūrėtų, ar gerai atreguliavau. Tai užsukam. Kai pirmą kartą buvau pasiskolinęs, tai pasižiūrėjau, kad va, kaip ir dabar, čia viskas susukta. Žiūriu, aha, viskas veikia, viskas yra, spaudimas yra, čunk, pavirinau ir, aišku, ten nulis nukrito ir tai realiai be dujų virinau, jeigu taip atvirai. Aišku, reikėjo sutvarkyti, bet pirmas kartas buvo. Opa, važiuoja. Reikia pabandyti užvesti. O kaip dabar? Neina supras, be dūmų gale turiu. Realiai nesupratau. Tai bėgį jungiu. Girdėtis nesigirdėjo. Tikiuosi antrą kartą skolintis nereikės. Tai ko aš dar čia su ją nesu padaręs. Tai šiandien turiu antradienį ir antireklamos, nei reklamos nenoriu daryti, bet vieną siuntą jau ganėtinai vėluoja, nes vakar Klaipėdoje mačiau siuntinys, kad jau yra, bet man į paštomatą neįdeda. Tai kai perka detalės, dabar galvoju, gal nebereikėtų rinktis to pigiausia, gal geriau kokį 40 centų daugiau sumokėti ir kad greičiau atsiųstų. Tai sekantį kartą pagalvosiu prieš siūsdamasis iš tos firmos, nes jie labai mažai turi sekcijų ir aš daugiau detalių esu pasiėmęs, tai gal būtinai didelios reikia ir manęs neįtalpina niekur. Antrą mašiniuką stumėm iš jo stovėjimo vietos, užkabino trosą, tik tai biškį gal pacentruosiu. Apa. Prilaikysiu. Važiuosim. Tai pagaliau išvažiuoja antrasis mano kėbulas, atiduodam. Šiaip sakė, Klaipėdoje jų kainos geriausios, nereklamuosiu. Tai va, labai pagyrė mano pasiruošimą, kad pasistengiau, nenumečiau šiaip ant gatvės, o su ratukais gražiai sako, geras dalykas. Tai jeigu dar prireiks tokio dalyko, tai vėl panaudosiu savo ratukus. Tai gal greit neprireiks. Tikiuosi ir neprireiks greitai, nes labai lėtai visi tokie darbai vyksta. Tai ką man reikia grąžinti dėdį balioną, gal papietaut nuvažiuoti ir kažkiek pinigėlių pasiimti už metalą ir atsiskaityti už tralą. Tai mašinas, kaip matėm, išvažiavo į metalą. Tai už tralą atsiskaičiau 60 eurų už 2 kartus vežimo ir dar liko man 100 eurų. Tai šiek tiek pinigėlių liko, tai bus kavai ir arbatai. Taigi, atvežė suportą Audi. Tai čia gumelė paplyšusi, čia iškritusi. Ir dar plus, kai rankinį šitą spaudį, nevaikšto, nestumia lauk ant cilindriuko. Tai atrodo kaip ir nieko geras. Siūsim atgal. Iš to pačio pirkėjo pasiėmiau ventiliatorių, bet jisai nekaltas. Įjungi pečiuką, sukasi ir jisai sustoja, atima jam srovę. Čia irgi dingsta srovė, realiai keičiasi. Tai vienintelis dalykas liko,
ką galima kaltinti, greičiausiai tai šitą dalį. Nu, sustosi, ne? Tai va, dirba ir jisai sustoja. Ir vėl pradėjo vėl dirbti. Srovė atsiranda ir dingsta srovė. Kur problemos ieškoti, nebežinau. Tik tai lysti prie šitos dalies. Dabar liktai pasirodė, kad kai sustojo, truputį šviesos kažkaip paryškėjo ar nustojo ryškiai šviesti. Va, vėl. Aha. Tai greičiausiai, nu dabar šiaip neparyškėjo, nors pradėjo vėl sukti. Tai greičiausiai šitas modulis bus blogas, o ką reikia pataisyti jame, kad būtų viskas gerai. Tai išardžiau pečiuko valdymo bloką, nemažai dulkių turi, tai nežinau, kažkiek įtakos turės, kad dulkės prapūsim ar ne. Jeigu kas buvot susidūrę su tokia problema, pečiukas, kad pradeda sukti ir nustoja, tai pakomentuokit realiai. Manau, kad nebūsiu dar pabaigęs, bet pabandau prapūsti. Kas bus, tas bus, dar gal pabandysiu pamatuoti kažką, tai, bet labai daug jau čia variantų matavimo. Tiesiog paprašiau jaučiu bus nupirkti kitą ir išbandyti. Nes ežį išbandžiau, ventiliatorio putiką išbandžiau, tai beliko tik tai šitą detalę greičiausiai. Nebent dar kažkas gali būti. Tai pakeičiau Audi valdymo bloką. Tai kol kas suka ratuką. Tai manau, kad ir bus viskas gerai su juo. Manau, problema įspręsta, kaltas valdymo blokas buvo, viskas jau buvo išbandyta, nelabai kažkas buvo belikę iš variantų. Tai jeigu netyčia kažkas pasikeistų, kad nebeveiks, tai pranešiu. O ant valdymo bloko išleidau 5 eurus ir teko pasivažinėti valandikę pirmyn atgal. Tai šį kartą nerizikau siūstis, tiesiog nuvažiavau į vietą ir pasiėmiau. Vargstu dar vis prie Audi, suportą pakeičiau, stabdo, važiuoja, kai reikia ratą sukasi, viskas normaliai. Tai suportas 15 eurų gavosi, teko nuvažiuoti Klaipėdoj vietoje nusipirkti. Liktai nuo Audi A3 tenais tas suportas yra, jeigu aš neklystu. Grįžtu prie variklio dar truputį, purštukų šaibelės pakeistas. Čia švaru atrodo, gražu, daug nevažiavau dar. Taip, grįžtu, jo, švaru gražu, o šičia atrodo leidžia, bet aš nusprendžiau, kad šaibelis nelabai begali būti, tai pradėjau ieškoti. Tai biškį šlangelę palenkiau, va, čia matosi labiau, kad iš viršaus atrodo eina. Tai aš dabar tiesiog numausiu šlangelę, truputį jos nupjausiu, jo, kažkaip netgi šnypščia kaip. Šiaip gerai būtų iš viso jas pakeisti, bet aš pabandysiu sutrumpinti, jeigu pavyks ir nebeleis, bus viskas fainiai. Dar gal kokį reikėtų uždėti prispaudėją. Turėjau kažkada, tai pažiūrėsiu, ką galiu padaryti. Ir vėl tą Audi. Didžiąją dalį dienos praleidau prie Audi. Buvau sakęs, kad nupirkau iš Roto suportą. Tai dėja, gavosi taip, kad nieko gero. Irgi gavosi taip, kad toks pat prastas kaip mano senasis, gal truputį geresnis, bet vis vien blogas. Ir buvo, paskiau radau, kad įtrūkusi gumelė. Tai teko man paaukoti daugiau negu pusę dienos, kad sužinoti, kaip paprasta yra keisti suporto rem komplektą. Bet padariau ne vieną klaidą, šiaip tai net YouTube nežiūrėjau nieko, pats dariau viską.
Užstrigau keliose vietose, nieko nefilmavau, nes nežinau, kas gausis. Tai bet čia atnaujintas senoji Audi suportas. Tai dabar dirba ko puikiausiai. Rankinį ištraukiam, nebejuda. Šiaip aš pripyliau iš karto tepalo į suportą, kiek eina iki pat viršaus. Ir beveik kaip ir nuorinta yra, bet aš dabar dar pasiimsiu savo nuorintoją, tai truputį nuorinsiu, kad vis dėlto pikta, kad būtų viskas gerai. Tai jeigu klaida nešvies man, kad antipraslydimas, tada viskas tvarkoja, jau lėkiu į techninę apžiūrą ir viskas, pečiukas susitvarkė, tenais valdymo blokas buvo. Ir viskas, mašina tvarkinga techniškai. Nebent kažką parašys dar, tai tikiuosi viskas gerai bus. Stiklas aplijęs, tai realiai lyjo čia keletą dienų šioje savaitėje pas mumis ir dabar ypač. Ir prikaupiau vandens salone. Tai matosi, kad bėga būtent iš tos pusės, iš viršaus. Kas galvoja, kad liuko latakas, tai toj pusėje išeina vamzdelis. Dabar lėkiu į garažą ir tikiuosi, kad jau Audi ten su stabdžiais tos klaidos pavažinėjus įsijungs. Ir galėsiu šią įvaryti į garažą ir įspręsti šitos mašinos problemą. Kilimas būtent tas pagrindinis dar dėja neišdžiuvo, tai net nežinau kaip jį išdžiovinti realiai. Ar su fenu kažkaip tai pūsti džiovinti, nes ten vis dėlto tokia kaip kempinė. Tai dar nenusprendžiau, bet šitą reikia problemą įspręsti, kad jinai nebeskęstų. Po suporto keitimo atsirado būtent šis apvalus su rodiklė ir trikampiu su šauktuku. O šitas dabar, kai restauravau, jau pilnai atsirado, tai spėju jisai turėtų rodyti lygio trūkumą, tai galvoju, nebent reikėtų gal praeit pra visus ratus, nuorinti iš naujo, bet dabar važiuoju, prabandysiu tiesiog, gal dings vienas kitos klaidos, dar diagnostiką paimsiu, patikrinsiu, ar nesugadinau kokį ABS daviklį, bet nežinau, kas čia per velnes. Tai šioje serijoje nieko padaraus parodyti kaip ir neturiu. Nes sustrigęs su viena mašina jau pačiam įgryso visą savaitę ant vienos mašinos. Nesąmonė. Netaip planavau aš tiek laiko turėdamas ir užtrukti. Tai dabar grįžtu aš prie šitos pusės. Traukės angalį aš pakeičiau, bet buvo įrašyta lape, kad traukės kaip ir daugiskaita. Tai netyčia paklibinau vairą ir girdžiu tokį garsą. Tai kažkokia mintis man tokia, kad pasitikrinau netgi lapą, kas įrašyta, ar traukės angalis, ar kas, man tiesiog automatiškai taip užsifiksavo. Tai dabar atkabinsiu traukės angalį ir pasižiūrėsiu, ar ir traukė pati yra bloga. Jeigu bloga, iš karto važiuoju perku kitą. Dar nesusitvarkau su tepalo prabėgimu, liktai pro dangelio kampą leidžia. Būtent pro šitą greičiausiai. Tai truputį ardysiu ir testavau per kompą purkštukus, nes radau, kad vienas purkštukas buvo įdėtas prie mašinos. Kažkaip nepaklausinėjau dėl purkštukų darbo, nieko. Šiaip jaučiasi, kad dirba negerai. Liktai sankaba kaip ir gera mano nuomonė, tai greičiausiai purkštukas, bet galvoju, gal netgi du bus. Man kompas rodo iš viso vienos pusės, kad tik tai 2 purkštukai yra, kitoj pusėje rodo, kad 3, tai kaip ir normaliai. Bet kitoj pusėje gazuojant vis laik lieka ant 0. Tai realiai gali būti, kad 2 neveikia purkštukai, bet aš lysiu prie vienos pusės, nes vieną turiu purkštuką ir jisai yra šrotinis, aš kiek suprantu, nes jis turi atžymą. Tai aš jį čia biškį ištestavau, biškį buvau investavęs prieš tai pinigėlių, kai pirkau Volvo, kai turėjo purkštukas nedirbti.
šį nusipirkau, bet taip ir nebuvau išbandęs. Tai parodysiu, kaip šitas prietaisas veikia. Realiai jisai ten, aišku, neparodys kaip diagnostikos tenai stendas, dar kažką. Jisai skirtas tam, kad aš matyčiau, ar iš adatėlės šauna, purškia, ar sisioja, kitaip sakant. Aš jau jį esu išbandęs, tai mačiau, kad jisai purškia į šonus, kaip turėtų purkšti. Ateityje ir kitus tiesiog prasitestuosiu. Tai ir manau, kad dabar, kai imsiu šitą dangtelį, tai pasimsiu vėl visus 3 purkštukus ir prasitestuosiu. Pažiūrėsiu, ar tikrai visi geri, nes dangtelį vis tiek nusiemu. Tai taip tikrinsiu aš purkštukus. Volvos užvestos šioj serijai nepamatysim, nes atvažiuos rinkti ją tik pirmadienį. Tai kitoj savaitėje bus ruošios pilnai sutvarkyti šitą. Tai dabar grįžtu prie šito galvos skausmo vadinamo jau. Nusprendžiau surizikuoti, nekeisti. Atrodo, kad tampant ją nesijaučia to klibėjimo. Jeigu technikinis parašys, tai nuvažiuosim 3 kartą. Tai bandysiu dar bandyti tą tepalą sutvarkyti. Tai čia dabar nusirdysiu, dar gal parodysiu kokį vaizdą iš ten. Pradėjau galvoti, ar reikėjo man tiek giliai lysti, kiek dabar esu įlindęs, bet manau, kad galimai įdomingumo būčiau nepraėjęs. Tai ką aš atradau, nuėmęs dangtelį. Tai čia kaip ir viskas normaliai. Ir kaip sakiau, kad man nerodo vieno purkštuko. Tai nežinau, kaip čia kompas skaičiuoja, bet va, čia matosi kompensatorius ir karomyslas yra įkritęs į vidų. Tai va, karomyslas viduje ir kompensatorius vienas. Dabar tikriausiai gal netgi purkštukai geri, bet greičiausiai čia darbo padaugėjo, kad išsimti vėlenėlį, tikriausiai turėsiu nusimti diržą, pasileis degimą. Tai dabar pasiskambinsiu, susižinosiu. Šiaip tai čia atrodo kaip ir vėlenėlį, kaip ir visai normaliai. Nieko čia blogo. Kitos pusės taip nedarysiu, neardysiu. Čia ardžiau tik tai vien dėl to, kad prabėgo ir tepalas. Šitam kampe tepalas prabėgo. Ir pro grįžtamosios tepaliukas irgi per šitas gumytės. Ir per šitas gumytės tepalą truputį leido per kelias. Tai net nežinau, ar atvirkščiai buvo įdėta. Bet jos tokios laisvokos realiai. Tai nežinau, ar taip turėtų būti laisvos. Čia apverčiau aš, tai net nežinau dar 100%, ar taip turėtų būti, ar taip turėtų būti. Degimą reikia pasistatyti ant nulio, kad nieks niekur nepabėgtų. Tai reiks išsiimti viršutinius vėlenėlius. Dabar daugiau nematau, realiai reikėtų ir kitus kompensatorius pasitikrinti, ar viskas gerai. Tai čia dabar įklimpau, darbo turiu, kadangi liko visą pusę geros dienos ir šeštadienis, tai pradėsim terliotis, nes kitaip sustoja darbai, aš nieko nepadarau, nebent tik valytis, kas man nepatinka. Tai ardau, nuimu bamperį, atitraukiu televizorių, bandau čia atsiardyti, eisiu pasiguglinti, kaip ką daryti ir bandysim daryti ir tikėkimės, aš užvesiu. Tai Audi truputį ardosi, reikia man nusistatyti pagrindinį diržą ir nusimti. Tai dabar noriu ką parodyti. Tai yra pora
varžtų su prasuktais. Jie yra šešiakampiai. Yra pora varžtų prasuktų ir jie yra šešiakampiai. Nu, aš dar bandysiu reikiamą tą patį dėti biškį labiau pakalti. Bet kai nesigaus, kai jau sumalsiu visą šitą vidų, parodysiu, kaip aš darau. Tai vieną pavyko dar pakalusį išsukti, o tas antrasis variantas mano dabar, kur bandau parodyti. Bet šitas varžtas trukdo man iki galo padaryti tai, ką aš noriu. Nes per šitą kantą negaliu užkalti ant viršaus. Ant šito viršaus tiesiog negaliu užkalti galvutės. Šiuo atveju 12 numeris atrodo galvutės. Tai kiek ėjo kaliau. Bandom. Nepavyko. Tai čia gali būti, turėsiu reikalų. Man reikėtų bandyti kalt tada dabar kitą variantą. Irgi gal žvaigždutė tiesiog didesnė už šitą. Tai pradžiai taip ir padarysiu. Dabar bandysiu tokį kalt. Nes variantų mažai lieka. Jeigu man jisai ten nustriks, tai aš net neįsivaizduoju, ką reiks daryti. Čia gal kaitinti ne pats geriausias variantas. Tiesą sakant, galvoju, kad turėtų dabar įsisukti. Pavyko. Tai šiuo atveju kaliau didesnė, bet būna, kai čia vidus išmaltas būna, tai aš tiesiog ant viršaus kalu, ant šito kanto. Tai čia būtent iš to lizdo, kur karomislas nukritė su kompensatoriu įskiautų. Tai jisai man kažkaip įtartinai purškia. Toks kaip ir srovė va. Tai aš jį pakeisiu į tą, kur turiu, kur buvo pridėta. Manau, kad taip neturėtų būti. Kitus irgi reikėjo biškį gal labiau patikrinti. Bet kiekvieną purkštuką turiu nemokamą. Šiaip norėjau adatėlę pakeisti kitam purkštukui, perdaryti, bet šitą keisim. Nusirdžiau ir šitą pusę, karomislai kompensatoriai visi savo vietose. Tai 3 purkštukai pratikrinau, jie kaip ir geri. Tai dar liko būtent patikrinti šitą vieną, tai patikrinau jau ir rodysiu, kaip tikriausiai surinkinėsiu arba kaip užvedu. Taip, truputį pastebėjimo apie šitą mašiniuką. Vandens pompą kaip ir reikėtų keisti, nes atsukus tos varžtus skystis prasisunkia pro būtent tos rėgius. Diržas greičiausiai bus keistas 2011 metais, nes šitas rolikas 11 metų datą turi. Tai pinigai papildomi. Paskiau, kas dar vėlenėlis. Taigi, šitas vėlenėlis yra netgi išdilęs. Tai čia gan stipriai. Čia gal irgi šiokių tokių yra paėdimų. Tai šitas čia irgi nebesimato, bet gan stipriai. Gal paskiau prie progos ištrauksiu pilnai vėlenėlę. Visi šitie dalykai kainuoja ir susimeta nemaža pinigų suma. Pasitaręs nusprendžiau, kad manau keisti variklį geriau. Tai man būtinai variklį reikėtų pirmadienį gauti, kad pradėti dėti. Tai jeigu kažkas pažiūrėjęs turi tokį variklį išimtą ir tikrai geras, daugmaž geras, kad šiaip tai jinai irgi dirbo, bet daėjau iki to, kad variklį reikia pakeisti.
2,5 DI 114 kW pas jį yra. Tai ar su kitie kilovatų tinka, nežinau, tai vis tiek siūlom, dar pasidomėsiu. Tai nuosprendis toks, kad Audi prieš Ramūną laimi 1-0, Audi naudai, tai bet nepasiduosiu. Antradienį reikia važiuoti su ją technikinę, pakartotinę, nes paskutinę dieną tai reikia suspėt. Mažai tikiu tokiu tempu, kad suspėsiu, tai labai mažai tikiu, bet bandysiu, nes iki technikinės tikrai nedaug betrūksta, tai tik variklį pakeisti. Tai žiūrėjau, lyg tai 100 eurų kažkas siūlo, tai dar šiandien šeštadienis, tai traukiu laukant, kad gavęs variklį galėčiau greitai įdėti, surinkti ir važiuoti. Šioje serijoje Audi ir gan stipriai mane žiauriai įveikė. Tai išlaidas mane įveikė jinai, tai pasižiūrėjau dėl paprasto tepaliuko, nusprendžiau variklį keisti. Nesąmonė. Man reikia gauti pirmadienį kitą variklį. 2.5 dizeliuką, šiaip tai čia 114 kW, net nežinau, kitas tinka ten su daugiau kilovatų ar mažiau, tai jeigu kas turi, tai siūlykit, ypač kas prie Klaipėdos, per sekmadienį geriausiai, kad pasiūlytumėt, nes pirmadienį noriu įdėti, nes reikia antradienį technikinę važiuoti, tai nes paskutinė diena jau bus antradienis, kai galioja pakartotinė tech apžiūra. Liūdna man pačiam. Taip neturėjo būti, bet čia eina į patirtį. Tai šiaip ir patinka man truputį, tik tai pergyvenu dėl uždarbio, nes dabar reikės iš to laikytis. Tai bandysim ateityje greičiau viską daryti. Stengsimės vis tiek nekišti gal kitiem, bet jeigu netvarkyta mašina, tai netvarkyta ir parduodu su ten kažkokiais defektais, o jeigu jau sutvarkyta, tai daugmaž galiu pasakyti, ten duris neveikia dar kažkas, jeigu nespėjau padaryti arba neturėsiu laiko investuoti. Tai darosi neįdomu. Tai dar pardaviau Citroen C8 už 1300, neatsimenu dabar jau tiksliai kokios išlaidos buvo. Tai 20% siunčiu į mano garažo tikslą, naujo garažo, kada nors. Po truputį sukaupsim ir ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit padėti laiką ir iki kitų kartų.